savaitės dienos ispanų kalboje. Ispaniškai, kaip ir daugelį kalbų, savaitės dienos, beveik visos, tai yra pirmos 5 savaitės dienos, yra susijusios su dangaus kūnų pavadinimais. Ne taip kaip lietuviškai. Lietuviškai, man atrodo, daug paprasčiau. Pirmadienį, antradienį, trečiadienį, beje kaip ir kiniškai. Pirmadienis, antradienis, trečiadienis yra pirmoji savaitės diena, antroji savaitės diena, trečioji. Paprasta, logiška. Bet grįžtam prie ispanų. Taigi, pirmadienis, el lunes. La luna, mėnulis. Antradienis, el martes. Dangaus kūnas, taip, Marte, Marsas. Trečiadienis, miércoles. Susijęs su Mercurium. El Mercurio. Miércoles, Mercurio. Ketvirtadienis ispaniškai yra jueves. Susiję su Júpiter, Jupiteriu. Penktadienis, viernes. Ir kilęs nuo Veneros pavadinimus Venus. Šeštadienis yra atėjęs iš hebrajų kalbos sabat, el sábado. Sábado, sabat. Ir sekmadienis iš lotynų, el domingo, Dievo diena.